Tai pirmiausia apie Lietuvos fotografijos mokyklą. Apie Lietuvos fotografijos mokyklą iš tikrųjų daug diskutavo ir iki šiol turbūt diskutuoja tiek fotografijos teoretikai, tiek patys fotografai. Buvo net abejonė ar apskritai tokia kaip mokykla egzistavo. Bet vis dėlto jūs buvot vienas iš formuotojų, pradininkų šitos mokyklos. Todėl būtų įdomu išgirsti, kaip jūs apibūdintumėt šitą mokyklą, kas sieja jai priklausančius autorius ir kas apskritai vienyje tą mokyklą, jeigu jinai tokia buvo. Kokie bruožai? Na, čia klausimas labai platus. Pirmiausia, tai supratimas tos mokyklos. Pavyzdžiui, jeigu skaitant meno istoriją, pavyzdžiui, dailės, yra Florencijos, sakoma, tapytojų mokykla, taip. Tai irgi tai nebuvo kažkokias tai pastatas, mokykla ir kaip daugumas mūsų kritikų dabar irgi bando irgi taip aiškytis, kad čia turėjo būti kaip akademija, institutas, ten nuėjo visi sėdi mokosi. Ne, tai buvo tam tikro grupė žmonių su savo tam tik panašiom idėjom. Ir dirbo vieni stipriau, kiti silpniau. Tai man atrodo, tą mokyklą mūsų irgi reikia taip suprasti. Bet aš dar jaunas buvau, tai esu spaudoje išsakęs ir taip gal prieš kokį 40 metų, kad lietuviai formos atžvilgiu pasauliui naujo nieko nepateikė. Nes ką mes iš nežinojimo galvojom, kad mes staigiai štai tokią formą pradėjom naudoti, kaip, pavyzdžiui, aš plačiakampiu pradėjau naudoti. Ir kad tai jau čia kažkas tai mes nauja. Ne, pasirodo paskui, kada pradedi domėtis, kas pasaulyje yra padaryta, kada iki mūsų pradėjo ateiti šitą informaciją, mes pamatėm, kad tikrai formos atžvilgiu. Bet mus turbūt vienijo, tai yra pirmiausia, aš manyčiau, gal taip banaliai pasakysiu, tai turbūt idėjiškumas, meilė Lietuvai. Nes geriausia fotografija tai buvo padaryta vis tik taip istoriškai dabar žiūrint. Tai vis tik tai, kada mes bandėm išlaikyti tą Lietuvos istoriją. Tai lakstėm po kaimus, ieškojom tipažų įdomių žmonių lietuvių. Ir nes netikėjom, kad būsim laisvi taip, kaip šiandien įvyko. Šitą iš fantastikos įvyko. Va. Tai čia, man atrodo, šitas mūsų vienijo. Na ir dar vienijo vis tik tai modernių formų taikymas. Pirma, tai ne mūsų išradimas, vis tiek iki mūsų kažkas tai dėjo. O Aleksandrai, kaip apibūdintumėt savo paties kūrybos santykį su šita visa mokykla? Kuo ta kūryba siejasi su kitais autoriais, kuo jinai yra originali ir skirtinga? Mano kūryba. Jūsų nuomonė. Aš ir iki šios dienos, man forma yra labai svarbi. Ne kas, bet kaip. Bet svarbu ir kas. Pavyzdžiui, man šiandien visiškai neįdomi fotografija, nors tai labai įdomi forma pareiškia, kada turinys, ten eilinė gėlytė, gražutėlė, suprantat, vis tik mane domina pasaulis. Tai yra svarbios pasaulio problemos, tada kai karai. Na, o esminiai dalykai, tai mane labiausiai visą laiką domino gimimas ir mirtis. Aš kažkaip net buvau įsikalęs nuo 33 metų, galvoju, kai tėvas žuvo, tai ir man tai bus, ir žmona juokiasi iš mane, kad aš vis tiek turiu šūdų, reiškia. Ir aš bėgau, reiškia, nuo tos minties. Štai velniškai daug dirbau, norėsi kažką palikti. Bet tai ir visada ieškojau to formos originalumo. Bet aš manau, tai taip ir šiandien, aš žiūriu, reiškia, yra grupė žmonių, išeina naujos knygos, yra jaunųjų, vadinamasis konceptualizmas, jaunieji, reiškia, jie žiūriu, grynai formos dalykas gyvena. Ir yra dalis, taip pat jaunų žmonių, kurie vis tik tai jiems svarbu turinys, kas aplinkui juos yra pasaulyje. Irgi jie naudoja formas, visą kitą. Tai kad aš manau, reiškia labai teisingai elgėsi ir tas buvo lygiai prieš, kai mes pradėjom.
Kaune fotoklube mums svarbiausia buvo forma. Mums turinys nebuvo svarbu, mes juokėmės į Sutkos, Rakausko, Kunčiaus, kad šūdą daro jo. Na ir dar tokia buvo įdomus dalykas, grįžtant apie mokyklą Lietuvos fotografijos. Mes labai dažnai stebėdavomės rusų kolegų, mes draugavom su rusų žymės fotografais, fotožurnalistais, kad jie visai nerūpėjo etnografija. Ten griuvo jų bažnytėlės, architektūros šedevrai ir daug kas, jų fotografijų šito nebuvo. O mes priešingai, mes laksėm, pavyzdžiui, tas Pasutkus jaunystė yra bažnyčias išfotografavęs. Tai jie sakydavo taip, bet mums niekas neužsakė šitą. Niekas už tai mums ir niekas nemokėjo. Nebuvo jokių stipendijų, nebuvo jokios, reiškia, buvo tik tai vieni nemalonumai. Va, kodėl jūs ten lendat, pavyzdžiui, prieš etnografiją buvo karas, labai didelis lietuviška. Buvo bandymas mumi nutautyti. O mes visi, ir Kunčius, ir Rakauskas, ir Sutkus, ir ten visą mūsų komandą laksėm po Lietuvą, ieškojom to lietuviškumo. Ir tas, aš, pavyzdžiui, skaitydavau, jokai sakydavau, kad užsakymą aš turiu, nes aš pats savo užsakiau. Aš pats savo užsakau ir aš pats savo dirbu. Va, radau pinigų ten, ir benzinų, ir ten, ačiū Dievui, tada pigus buvo. Va, reiškia, ir turbūt tas pats savo užsakymas, tai turbūt gyvenime kūrėjų yra svarbiausia. Tu pats sugalvoji, pats savo užsakai temą ir tu paskui dirbi kaip profesionalas, reiškia, tu turi gerai padaryti. Aš gal taip jaunatviškai pasistačiau tokį uždavinį, kad jeigu fotografas, tas pats kaip ir dailininkas, jeigu jo kūrybą sustatyti šalia kitų ir jį negalima atskirti iš kitų, tai jis menkas kūrėjas. Taip šito laikėsi ir Butyrinas, ir Luskus, ir ta mūsų grupė. Nes, pavyzdžiui, mes nesam subtilūs kritikai, kada jie nagrinėdami kūrybą atrodo labai panašus autorius, bet randa tarp jų skirtumus. Tai mes, aišku, mes šitą žiūrėjom grubiau, mums reikėjo labai didelio skirtumo, kad tai būtų kitaip. Ir šitą visą gyvenimą, aš dabar, pavyzdžiui, man labai nemėgstu, kada ateinu į parodą, eilė autorių visi kai vienas. Tai pradeda džiaugtis, kad čia vienas požiūris, visa kita. Tai nesąmonė, vienas požiūris gali būti gyvenimą visą kitą, bet kūryba tam ir yra, kad tai būtų kažkas tai kita. Kito ieškojimas. Man buvo labai aišku, reiškia, tą kūrybinį pusę kažkur tai viduj. Čia intuicija. Aš visos skaitau kūryboje, svarbiausias dalykas yra intuicija. Tu lavindamasis, tu gali lavintis visą gyvenimą, bet tu tą žinią savo, jeigu tu intuityviai nejauti kur, tu nesugebėsi pritaikyti jų. Mokslui, prašau, suprantu, reiškia, bet kūryba yra toks dalykas, kūryba yra, štai tu pajutai, kad būtinai taip reikia. Jeigu tau ant galvos ten medžius pjauna, tu savo laikysies, reiškia. Na ir mane vadina kritikui, kai kur labai užsispyrusiu. Kaip manot, iš to didžiulio archyvo, iš šitų visų serijų, jūsų nuomonė, kurie kadrai arba kurie ciklai šiandien yra vertingiausi ir galbūt ateityje, kurie išliks vertingiausi, ir kaip dokumentai, bet kartu ir kaip meno kūriniai? Na, matot, su tuo, man atrodo, tie dalykai, kurie įdomiausi, tai tie ir bus ateityje įdomesni, kur surasta formos ir yra kažkokie dvasios judėjimai, kur pasisekė žmogų padaryti kažką tai, kad kažkas tai eina iš jo vidaus. Tai tie, man atrodo, ir šis, nesvarbu kurioje temoje, nesvarbu kokie ten bus izmai pasaulyje, kokios srovės. Tegu būna tos srovės, tvarkoj. Bet toj srovėje, kūrėjas turi turėti kažką tai savo aš, individualybės. Ir tas
daug kas skaito didžiulį egoizmą, tegu vadinkim tai egoizmu, bet tai yra kūryba.